baziniai uždaviniai. Sprendžiami, sudarant lygtis. Sudarant lygtis. Sąlygą rodysiu lentoj ir aiškinsiu sprendinį. Uždavinys bus pagal mano ketvirtas. Jame duotas stačiakampis. Stačiakampis žymimas taip, kad stačiakampis tai yra visi kampai statūs ir priešingos kraštinės po vienodų brūkšniukų vienodo ilgio. Tie brūkšniukai reiškia, jūs braižote čia jūsų sąlygą. Visi kampai statūs. Kraštinės duotos 2x 3 per x. Ir pasakyta, kad stačiakampio perimetras yra 20 cm. Ir reikia rasti. Ir ką dabar jums reikia rasti? Rasti kraštinių ilgius. Rasti kraštinių ilgius. Kiek turi kraštinių stačiakampis? Tai reiškia, reikės 4 skaičius pateikti į atsakymą. Rasti kraštinių ilgius. Štai tokia sutrumpinta sąlyga. Ir mes spręsime šitą uždavinį, kadangi dar matome ir x-ą, taip, tai sudarydami lygtį. Jau pats brėžinys mums parodė, kur yra x-as ir kas jisai yra. Tai aprašinėti, kas yra x-as, nereikia. Čia yra mano pirmas punktas, x-as yra aprašytas. Aišku, vaikučiai? X-as yra aprašytas, taip? Tai aš prie šito galiu dėti pirmas punktas yra įvykdytas. Dabar darysiu antrą punktą. Vartyti knygos nereikia. Čia uždaviniai yra ne iš knygos. Sąlyga yra čia. Tik paprašiau persirašyti. Taip. Dalį jau pramiegojom. Antras punktas sudarysiu lygtį. Kadangi yra duotas perimetras, vadinasi, eina kalba apie perimetrą. Taip. Perimetrą aš turiu, tačiau perimetrą aš galiu skaičiuoti iš brėžinio. Perimetras yra visų kraštinių ilgių suma. Ir kiek jinai turi būti lygi? Kiek jinai turi būti lygi visų kraštinių suma? 20. Perimetrą iš čia skaičiuoju ir lyginu perimetrui, kuris yra duotas, nes čia yra šitos stačiakampio perimetras. Tai viena kraštinė 2x plus kita kraštinė 3x plus, kiek kraštinių reikia sudėti? 4, taip? Plus trečia kraštinė, kiek čia yra? Irgi 2x. Plus ketvirta kraštinė. Priešingos stačiakampio yra vienodos. 3x. Nepamirškite, kad yra 4. Ir lygų perimetrui 20. Antras punktas įvykdytas, lygtis sudaryta. O galima rašyti 2x plus 3x kartu? Galima, bet reikia apskliausti. Nepamiršk apskliausti, nes neapskliaudus jau lygtis yra bloga. Aš parašiau labai ūkiškai ir labai paprastai. Čia gali būti tiek keturkampis, tiek penkiakampis, perimetras yra visų kraštinių ilgių suma. Ir lygų 20. Dabar lygtį spręsime. Trečias punktas yra lygties sprendimas. Aš sprendžiu iš šoną, jūs rašote viską žemyn. 3. Tai ką pirmiausia padarysime lygtyje? Sutrauksime panašiuosius narius. Tai yra vienas iš lygties sprendimo būdų. Taip, kai kada jie susitraukia. Sutraukia panašiuosius narius. Tai panašius narius aš pabrauksiu. 2x yra panašus su 3x. Nes raidinė dalis yra ta pati. 2x panašus į 3x. Ir šitas panašus. Reiškia, jie visi susitraukia ir kiek mes gauname? 2x plus 3x plus 2x plus 3x mes gauname 10. 10x mes gaunam. Kokius 2 mes gaunam? Sutraukia panašius narius mes gauname 10x ir 20 mes perrašom. Dauginamasis sandauga. Nežinomas dauginamasis yra lygų sandauga padalinta iš žinomo dauginamojo. X lygų 2. Ketvirtas punktas rašome atsakymą. Dėl to mes ketvirtam punkte visą laiką žygiuojame į sąlygą ir pažiūrime, ko klausia.
Tai vis tiek tau panašius narius reikės sutraukti. Sutrauk. Neapsieisi be šitą. Taip? O, supratai, sprendimo būdas čia ne vienas. Taip? Ir x gauname 2. Prašė rasti kraštinių ilgius. Tai grįžtu į sąlygą, vietoj x statau 2 čia, taip? Čia. Čia. Ir čia ir apskaičiuoju reiškinių reikšmes. Tai kiek šitą kraštinį išeina ilgį? Kiek? 4 cm. Reikia išvardinti į atsakymą kraštinės. 4 cm čia. 6 cm. Toliau. 4 cm ir 6 cm. Aiškus sprendimas? Aiškus, taip? Tai čia buvo 4 A. Toliau 4 B. Irgi duotas brėžinys. Aš jį jums perbraižau. Čia yra jūsų sąlyga. Sutrumpinta, jūs lygiai taip pat persibraižote į sąsvyrą. Spręsime B. Duotas štai toks daugiakampis. 1, 2, 3, 4, 5. Čia kraštiniai tai yra ilgio x, čia ilgio x, čia ilgio x, čia ilgio x. Ir čia 3 per x. Perimetras yra lygu 32 decimetrai. Rasti kraštinių ilgius. Rasti kraštinių ilgius. Priminsiu dar kartą sprendimo etapus. Pirmiausia, mes turime pasižymėti, kas yra x. Ar sąlyga mums pažymėjo, kas yra x? Pažymėjo. Taip, brėžinį pažymėjo, kas yra x. Dėl to aprašinėti, kas yra x mums patiems, nereikia, nes sąlygoje jau buvo. Čia yra pirmas punktas. Va šitas brėžinys yra parodymas, kas yra x. Antra dalis sudarome lygtį. Ar galime surasti šitos figūros, šito žemės ploto perimetrą iš brėžinio? Kas yra perimetras? Visų kraštinių ilgių suma. Ar galime surasti perimetrą iš brėžinio? Imti ir dėti visas kraštinės. Kad nepasimeščiau, pasižymėsiu tašką, kur pradedu. Viena kraštinė x plus, kita kraštinė x plus, trečia kraštinė x plus, ketvirta kraštinė x ir plus penkta kraštinė 3x. Ir jų visų kraštinių suma lygi figūros perimetrui, perimetras žymimas p didžiąja 32. Jokių matavimo vienetų nerašome į lygtį. Suprantama? Kaip spręsime lygtį? Sutrauksime panašiuosius narius. X panašus su x, dar su x, dar su x ir dar su 3x. Tai kiek su x čia bus? 1, 2. Čiagi vienetukas priekis stovi koeficientas. Vienas reikia koeficientų sudėti. 1, 2, 3, 4 ir dar 3, 7x. Aišku, sprendžiame toliau. Čia dabar jau prasidėjo sprendimas, tai trečias punktas. Dauginamasis sandauga, nežinomas dauginamasis sandauga padalinta į žinomo dauginamojo 32 dalinasi iš 7. Ką daryti, jeigu nesidalina? Taip ir palikti. Trupmeną reikia rašyti. 32 septintosios. 32 septintosios penktokui trupmena dar nesutvarkyta. Reikia išskirti sveikąją dalį. Išskyrę sveikąją dalį gauname. Kiek telpa kartų? 4 sveiki. 4 septintosios? 4 septintosios. Tai x yra reikšmė.
Ar jau viskas? Ar jau viskas? Ne. Reikia parašyti atsakymą pagal tai, ko klausia. Kadangi man nėra kur rašyti apačioje, tai aš atsakymą rašau viršuje, nors tai darau nelabai gerai. O jūs rašote po uždaviniu. Atsakymas. Reikėjo surasti visas daugiakampio kraštinės. Tai viena kraštinė yra tiesiog x, tai yra 4 sveiki, 4/7 ir pridedu matavimo vienetus decimetrų. Kita kraštinė vėl yra x. Tai yra 4 sveiki, 4/7 decimetrų. Trečia kraštinė vėl yra x, 4 sveiki, 4/7 decimetro nuobodžiai. Ir ketvirta yra x, 4 sveiki, 4/7 decimetro. Trečia kraštinė, tai yra 5 kraštinė, yra 3 kart x. Tu jau visas apskaičiavai kraštinės? Kas negerai? Tai tada reikia eiti pasisenę. Taip. Ir dabar, norėdama rasti šitą kraštinę 5, aš dauginsiu iš x čia. 3 dauginsiu iš 4 sveikų, 4/7. Prisiminsime, kaip sudauginti trupmenas. Tai kaip vaikučiai sudauginti trupmenas? Galim. Kaip sudauginti trupmenas? Visi prisimenate, kaip dauginti? Nuo ką pradedu rašyti vietoj 3? 3 pirmosios. Taip, vietoj 3. 3 pirmosios. 4 sveikus, 4/7 verčiu netaisyklingąją trupmeną išeina 32/7. Prastinasi kas nors? Prastinasi kas nors? Ne. Iš tikrųjų, va čia dar galėjau rašyti labai gerai prie šitos kraštinės. Va čia, žiūrėkit. Tai reikia sudauginti. Išeina 96/7 ir išskirti sveikąją dalį. Taip? 13 sveikų ir 5/7. Čia bus 5 kraštinės ilgis. Aš įrašau į atsakymą. 13 sveikų, 5/7 decimetrų. Ar yra klausimų dėl šito uždavinio? Ne. Nėra. Kitas. Galbūt ir nesudėtingas, bet spręsim. Numeris bus 7. Dviejose dėžėse yra 39 kg apelsinų. Dviejose dėžėse yra 39 kg apelsinų. Tai pirma dėžė ir antra dėžė. Iš karto pirmų punktų darau sutrumpintą sąlygą, žymėsiu, kas yra x, nes x neduotas. Dviejose dėžėse iš viso yra 39 kg. Galima taip pasirašyti. Pasakyta, kad vienoje dėžėje, vienoje tai reiškia pirmoje dėžėje, yra dvigubai daugiau negu kitoje, tai negu antroje. Kita yra antra, viena yra pirma. Šitoje dėžėje yra dvigubai daugiau negu šitoje. Antroje kiek yra? X, o pirmoje dvigubai daugiau. 2 kart x. Tai sutrumpinta sąlyga parašyti. Tokius užduotis, man atrodo, jūs namuose sprendėte. Tokias paprastas, taip? Ir sudarome lygtį. Antras punktas. Vienos dėžės masė plus kitos dėžės masė yra 39 kg. 2 kart x plus x yra lygiai 39. Kaip spręsim? Kaip spręsim? Sutrauksim panašiuosius narius. Tai 2x plus x yra 3x. Dauginamasis sandauga ir nežinomas dauginamasis yra lygus sandauga padalinta į žinomo dauginamojo, taip? Iš 3 ir x lygių 12. Klausimas buvo 13, atsiprašau, 13.
X lygu 13, dabar skaitau klausimą. Kiek kilogramų apelsinų yra kiekvienoje dėžėje? Tai reikia ir pirmoje, ir antroje parašyti atsakymas, kad nesupainiočiau, galiu rašyti pirmoje yra, antroje yra. Taip, yra. Tik nerašykit pirmą dėžė lygų, antrą lygų. Pirmoje yra 2 kart X, 2 kart 13 yra 26 kg. Antroje yra tiesiog X 13 kg apelsinų. Aišku? Čia atsakymas. Užrašysiu sąlygą dabar žodinę, bus 13. Jūs irgi užsirašysit, kad sąlyga turėtų. Onutė turėjo 7 atvirukais mažiau negu dalia. Bet 5 atvirukais daugiau negu Kristina. Bet 5 atvirukais daugiau negu Kristina. Visos kartu turėjo 50 atvirukų. Kiek atvirukų turėjo kiekviena? Kiek atvirukų turėjo kiekviena? Duodu jums pagalvoti, kaip spręsti. Onutė turėjo 7 atvirukais mažiau negu dalia, bet 5 atvirukais daugiau negu Kristina. Čia Onutė turėjo. Onutė yra lyginama su dalia. Ir Onutė yra lyginama su Kristina. Tai yra Onutės atvirukai su dalios ir su Kristinos. Reiškia, Onutė su visais pasilygina. Tai Onutės atvirukų skaičių aš pažymėsiu jums. Tai pirmas punktas, padarysime sutrumpintą sąlygą. Aš net Onutė rašau O, turėjo X atvirukų. Taip? Tada pasakyta, kad Onutė turėjo 7 atvirukais mažiau negu dalia, tai dalia turėjo 7 daugiau atitinkamai. Taip, tai X plus 7 atvirukus. Ir Onutė turėjo 5 atvirukais daugiau negu Kristina, tai Kristina turėjo 5 atvirukais mažiau negu Onutė. Tai Kristina turėjo X minus 5 atvirukus. Visos mergaitės kartu sudėjus turėjo 50 atvirukų. Onutės atvirukai antras punktas sudarau lygį plus dalios atvirukai plus Kristinos atvirukai yra lygu 50. Sutraukėme panašiuosius narius. Panašus X ir skaičiai irgi yra panašus. X plus X plus X 3X. 7 minus 5 2. Dėmuo, dėmuo, suma, nežinomas dėmuo, suma minus žinomas dėmuo. Paraitau tą lygtį, kaip išeina. 3x jūs sprendžiate žemyn. Yra lygu 48, dauginamasis sandauga. Nežinomas dauginamasis sandaugai žinomo dauginamojo x lygu 16. Ir klausė, kiek kiekviena mergaitė turėjo atvirukų. Tai atsakymas bus, pirma mergaitė turėjo x, tai yra 16. Antra
x plus 7, 16 plus 7, 23. Ir trečia, x minus 16, 16 minus 5, 11. Pakelkite ranką, kas gavo atsakymą, 16, 23, 11. O kur klaidos supras? Ne. Būtų gerai, kad nebūtų, nes uždavinys lengvas. Keturiolikta. Skaitau sąlygą. Prieš 5 metus trinukų ir jų 5 metais vyresnės sesers Agnės metų suma buvo 17. Čia prieš 5 metus tai buvo. Prieš 5 metus. Prieš 5 metus, taip? Prieš 5 metus. Kiek šeimoje yra vaikų? 4, trinukai ir sesuo. Tai yra 1 vaikas, 2 vaikas, 3 vaikas ir 4 vaikas. Prieš 5 metus trinukų ir 5 metais vyresnės sesers Agnės amžius, tai čia yra Agnė 4. Buvo, amžių suma buvo 17, tai čia 17 metų suma. Tai prieš 5 metus pirmam trinukui buvo x metų, o kitiem trinukam buvo tiek pat metų. Tai šitam vaikui buvo irgi x metų, šitam x, o Agnė buvo 5 metais vyresnė. Tai Agnė kiek buvo metų? Ar jinai 5 metais vyresnė dabar, ar prieš 3 metus jinai irgi 5 metais vyresnė. Agnė x plus 5 metų. Čia viskas vyko prieš 5 metus. Mes sužinosime situaciją, kai buvo prieš 5 metus. Suprantama? Tai visų amžių suma turi būti 17. Tai vieno vaiko amžius plus kito plus trečio plus Agnės, taip, yra lygus 17. Sprendžiame sudarytą lygtį. Traukiame panašiuosius narius. 4x plus 5 yra lygus 17. Dėmuo, dėmuo, suma. Nežinomas dėmuo yra lygu suma minus žinomas dėmuo 12. Nors sprendžiu jau greitai, nes labai paprastos ir skaičiai labai paprasti. Dauginamasis, dauginamasis sandauga, nežinomas dauginamasis sandauga padalinta iš žinomo dauginamojo 3. Čia tiesiog atspėti galima. Tai prieš 5 metus kiek buvo vienam trinukui metų? Kitam Agniai 8. Klausia, kiek Agniai metų dabar? Dabar jau yra po 5 metų. Tai 8 plus 5, 13 metų. Atsakymas 13 metų. Baigiam. Dabar skaitau aš. Jei Justas turėtų 10 litų daugiau už draugą, tai kartu jie turėtų 50 litų. Bet Justas turi 10 litų mažiau už draugą. Kiek pinigų turi Justas? Jei Justas turėtų 10 litų daugiau už draugą, čia jei. Yra du draugai, Justas ir draugas. Justas turi 10 litų daugiau už draugą. Draugas turi x litų. Justas turi 10 litų daugiau. X plus 10, taip? Tai jie kartu turi 50 litų. Sudarome lygtį. Čia jei taip būtų. Sudarome lygtį. Prie Justo pinigų pridedame draugo pinigus ir gauname 50. Prie Justo pinigų pridedame draugo pinigus ir gauname 50. Sutraukiame panašiuosius narius. 2x plus 10 lygu 50. Dėmuo, dėmuo, suma. Nežinomas dėmuo lygu suma minus žinomas dėmuo 40. Dauginamasis, dauginamasis sandauga. Nežinomas dauginamasis sandauga padalinta iš žinomo dauginamo. X lygu 20. Tai jeigu būtų taip, kad Justas turėtų 10 litų daugiau už draugą,
Tai Justas turėtų 30, taip, o draugas 20. Tačiau sako, kad Justas turi 10 litų mažiau už draugą. Tai kiek pinigų turi Justas? Justas turi 10 litų. Nu, čia senoviški pinigai, gal dar 20 kada nors prieit.